Gerbiami svečiai, žiūrovai, savo trečiąją respublikinę dainų ir šokių šventę mūsų moksleivyje skiria nepaprastai reikšmingai datai Didžiosios spalio socialistinės revoliucijos 60-osioms metėms. Besimokantis jaunimas daina, šokiu, muzika šlovins didįjį spalį, tarybinę tėvynę, reikš nuoširdžią padėką komunistų partijai už laimingą vaikystę ir jaunystę. Moksleivyje jaunimas, mūsų socialistinės tėvynės ateitis, didžiojo spalio jaunystė. Įdarbšti, veržli, ištikima komunizmo idealams. Vienų iš jauniausių šventės dalyvių spaliukų krūtinių, kaip tvirtas... Kalba tarybų Lietuvos švietimo ministras Antanas Rimkus.